Lietuva man ypatingai yra jinai yra labai daug patyrus praeityje. Kokia yra šventė yra vasario 16? Tai yra valstybės atkūrimo diena. Ką tau reiškia Lietuva? Gimtoji šalis, tėvynė, namai. Namai ir breikas. Tėvynė. Laisvė, vėliavos spalvos. Laisvė, džiaugsmas, kad aš galiu kalbėti savo kalbą. Mano valstybė, mano gyvenimas, mano namai. Viskas, kas pačiam šalyje. Lietuva tai mano kaip tėvynė, kur aš gimiau. Namai. Mingi žmonės, pati geriausias pasaulis, tai geriausia šalis. Valstybė, kurioje gyvenam. Tai mano tėvynė. Mano gimtinė, mano namai. Pirma šalis, kurioje aš užaugau ir gimiau. Mano namai. Mano šalis. Man laisvė, žemė mūsų, gyvenimas. Namai? Mūsų visų širdis. Kas tau labiausiai patinka Lietuvoje? Miškai, gamta labai graži. Kavinės visokios ir ledai. Gedimino pilis. Kalba. Mes galima kalbėti lietuviškai, o ne angliškai. Turim daug laisvės. Dar yra išlikusios liaudiškos dainos, liaudiški šokiai. Maistas. Jeigu reiktų Lietuvą sutapatinti su kažkokiu šokio žingsneliu, kokį priskirtum? Tai farmeris. Būna geriau, blogiau. Sidestepų. Gerai, man atrodo, kad bouncas. Laisvas, platus, gražus judesys. Ar graži lietuvių kalba? Šiaip realiai jo. Taip. Ar labai sunki lietuvių kalba? Ne. Man visi sako, kad sunkiai labai, bet nelabai sunku. Ne. Nelabai per lietuvių kalbą tai sunki, bet šiaip tai nesunki. Turi mėgstamiausią patiekalą lietuvišką? Šaltibarščiai. Kepta duona, cepelinai. Kiaušinis. Šaltibarščiai. Cepelinai ir kūgelis, ir žemaičių blynai, su mėsa, su varške. Cepelinus mėgstu. Cepelinai. Šaltibarščius, kugelį, cepelinus. Šaltibarščiai. Man irgi patinka Lietuva, kepta duona, cepelinai, bulviniai blynai, kugeliai, vėdarų nemėgstu, šaltibarščiai, kefyras, viskas patinka.